Ir prie to pačio paspauskite patinka mygtuką ir prenumeruoti. Ir vieną kitą komentarą parašykite, bent jau sėdėdamas ir neturėdamas darbo, bent jau paskaitinėsiu komentarus. Sveiki visi, įsijungiai dar vieną vaizdo įrašą. Kelias naujienas aš turėsiu. Labai šviečia mane saulutė ir toks visas geltonas dabar atrodau. Tai turėsiu keletą naujienų ir kur aš esu, pabandykite atspėti. Taigi esu plovykloj. Einu greitai nusiplauti ir pradėti darbą. Nu va, apipurškiau, nuploviau, dabar vėl nuplausiu. Reikia palaukti dabar kiek tenai 3 minutės ar kiek ten sako, kol suveiks putos. Ir tada vėl nuplaut. Ir bus graži mašina. Jau mūsų žopelis nuplautas. Jungiam programėlę ir bandom dirbti. Žmogus prie pensijos ir tų čekių visokių nerenka. Nei kuro, nu nieko žmogus. Ir nežinau, iš kur kurą jisai gauna, čia nesmė, bet ir nežinau, kaip užsideklaruoti pajamas. Tai visiškai nei karto net nėra prie tos deklaracijų jungęsis. Per tiek metų žmogui jau pensija. Tai reikės kažką daryti, bandyti pagelbėti. Dar neįsivaizduoju iš tikrųjų, bet truputėlį kažką reikės pagelbėti. Tai jo, kai pagalvoji, tai gali būti, kad net ir mokesčių jam ir taip ar taip reikės susimokėti, bet galbūt ir ne. Kai nieko nedarai, tai gal valstybė neatima iš tavęs. Per valandą su pusę nei vieno užsakymo. Penktadienį. Dirbu nuo pusės 7, man atrodo, tai jau dabar yra 8. Jo, padary. Nu, čia stovim va mes 3 baltistai. Vienas iš jų gavo porą užsakymų. Aš tai nieko. Per 2 valandas ir 15 minučių tik vienas užsakymas. Nu dar tokio kosmoso nėra buvę. Daug kas komentuoja, kad maistą vežiok ar dar ką nors daryk. Ar Uberį, tai Uberį esu atsakęs, kad kada nors ir pabandysiu įdomumo dėliai. O dėl maisto dėja, bet pas mus jo nėra. Tokio kaip Bolt Foodo nėra. Tai šiandien penktadienis ir tik per 2 valandas 15 minučių vienas užsakymas. Tokių dienų dėja, bet gali būti. Visumoje reikalai yra išsijudinę, jau yra 12 valanda. Ir vežiau vieną žmogų iš Lidlo, darbuotoją. Tai pasirodo ten 5 žmonės vos ne ant visos parduotuvės. Bet sakė, yra sunkus darbas. Bet minėjo, kad dirba 0,75 etato, bet gauna daugiau negu minimumą. Ir 3 dirba 4 laisvos, tai sakyčiau visai nieko, palyginus tai, ką gali pasiūlyti mūsų miestelis. Tai čia kaip be pažiūrėsi, bet kad daugiau negu minimumą ir dirbt 0,75 etato, tai čia retai kas taip siūlo, bet fizinis darbas tai padėktų Dieve tenai ir su žmonėm sudėtinga. Dar taip nėra buvę. Skundžiaus dėl užsakymų, bet kai davė vieną didžiulį, tai dabar yra 5 beveik ryto. Ir aš kur esu? Spėkit. Tikrai ne Lenkijoje ir tikrai ne Lietuvoje. Pas broliukus. Ne Estus, o Latvijos. Jo, atsibeldėjau, kelionė buvo ilga, gal 4 valandos su pusė, Aivaraš iki namų 4 valandos su pusė, tai aš važiavau 4 valandos su pusė ir dabar reikia grįžti. Tai stosiu pernakvot. Jaučiu ne tai, kad pernakvot, bet numigti valandą arba 2. Dabar važiuoti namo, nes aš esu nemiegojęs nuo 7 valandų. Tai kad paskui, kai kirs mane, tai bus bėdų. Tai dabar apsistosiu kur nors, rasiu vietą, bandysiu pernakvot ir žiūrėsiu, kaip čia bus toliau. Visiškai netikėtai ir netyčia priėmiau aš užsakymą, o būčiau aš jo tiesiog nepriėmęs. Kai tik priėmiau, aš pamačiau, išsigandau, kur važiuosit? Kai pasakė, aš toks, okei. Ir gaila neina atšaukti, o jau pinigai buvo sumokėti. Deja. Ir mane paliko nei 1 euro arbatpinigio.
Tai va tas va bėdna, nes pabrėžiu, oi, čia tau pinigų nereikia, kai paimi užsakymą. Nu, ne dėl pinigų kartais viską darai. Ir ne tokiu laiku, va, kaip dabar va. Primenu, 5 valanda. Tai va, gerai, varau miegot. Varau 1 valanda dar man iki sienos ir tada jau žiūrėsiu. Tikiuosi numikt. Ir nufilmuosim. Lietuvos Respublika. Nelabai matosi, bet Šiaulių apskritis irgi nelabai matosi. Žodžiu, pasienis. Toks va Latvijos pasienis. Ir ką pamiršau pasakyti, nutrenkiau ne šešką, bet kažkoks yra vaikštantis didelis ir storas. Aš nežinau, kaip jis vadinasi, per šuo, man atrodo, usūrinį šuo lygtais, kažkas panašaus. Tai dar tą spėjau nutrenkti. Tai va, ir jau saulutė kyla. Išvažiavom, kaip sakoma, su tamsa, atvarysim su saulutė namučio. Nefokusuoja, bet ir kaip yra. Pagaliau vietą numikt radau. Porai valandų jau yra 6 valandos prie kažkokio ežerėlio Švedės tvenkinys vadinasi. Einu numikt. Iššokau į greitkelį. Ir ką pastebėjau, nežinau ar matysis, matosi, peršokau 199 tūkstančius kilometrų šiandien. Nu ir ką, šliaužiam, namučio nedaug liko, palyginus, dar buvau 2 kartą sustojęs pamiegot, valandžiukę. Ir visio, gražus oras, faina. O dabar leistinu greičiu. Judam. Dirbau 5 ir 4, dar kelias užsakymus paėmiau. Valandų pradirbta 5 5 valandos ir 20, o 6 4 valandos ir 40. Tai dar 5 valandos grįžt namo, tai čia reikia priskaičiuoti 10 valandų. Ir per tą laiką, per 10 valandų uždirbta, iš viso uždirbta 304 eurai. Tokia ta mano ataskaita šiandien būtų, sakyčiau, visai neblogai.